24 Seimo rinkimai. Nemuno aušra surinko 20 mandatų, tiek jie turės pozicijų Seime, keliamės į Valdovo rūmus. Nemuno aušra daugiausiai palaikymo sulaukė Vakarų Lietuvoje, o Kelmės Šilalės apygardoje į Seimą išrinktas Remigijus Žemaitaitis. Iš tikrųjų, rezultatas yra stulbinančiai geras, kaip politinė jėgai, kuri lapkričio 17 dieną skaičiuos lygiai metus. Aš nuoširdžiai nesuprantu, kodėl. Man keista, kodėl juos išrinko. Paprasčiausias būdas tai išsiaiškinti yra paklausti čia gyvenančių žmonių. Kodėl pas jūs krašte tokia populiari Nemuno aušra, kaip manot, kodėl žmonės renka ją? Nu, kai jie protingai galvoj, pirmlygs protingai šnek pagaldiauti. Man jis nepopuliarus, kadangi jis mane išvadino debilę Facebook'e, tai man jis iš vis yra tuščia vieta. O, labai čia geras klausimas, žinokit. Jinai patinka tiek, kad taip pat tas Nemuno aušros vadovas yra jaunas žmogus, žinantis visas problemas. Ko reikia, ko nereikia, o jūs nesupykit, jauni žurnalistukai, jums kažkas tikrai, juk jums gyventi reikia, jums moka.